Labą dieną, leitenantas daktaras Antanas Nacys. Esu Vilniaus JKVM kursantas. Šiemet baigiau leitenantų JKVM mokymus, būrio vado kursą. Labai jais džiaugiuosi. Atsidūriau čia, priėmiau sprendimą, tai kai prasidėjo karas Ukrainai, užsirašiau į Kaspą, bet ten buvo eilės didžiulės 1,5 metų kažkur ir gavosi taip, kad nukreipė į JKVM. Nieko nežinau apie šitos kursus, bet iš tikrųjų džiaugiuosi čia atėjęs, nes yra daug įvairių specialybių žmonių. Labai praturtina ir kontaktai, ir naujos pažintys, ir visa kita. Ir iš kitos pusės daug mitų sugriovė apie kariuomenę. Kad kariuomenė tokia griežta struktūra, labai daug piktų žmonių, bet iš tikrųjų taip nėra. Daug darbą mylinčių žmonių yra kariuomeniai, tai aš tuo labai džiaugiuosi. Ir iš tikrųjų man uniformą patinka nešioti ir planuoju likti kariuomeniai. Eisiu į profesinę karo tarnybą, greičiausiai į inžinerijos batalioną Kaune. Tikrai labai didžiuojuosi, aš manau, kad pas mus Lietuvoje problema yra, kad mes nevertinam karininkų, karių, nėra to pasididžiavimo. Aš kaip daktaras, tarkim kaip mokslininkas, tai visi jau ten, daktaras čia profesorius, bet kad nėra, jeigu tu esi karininkas, irgi tu turi jaust tą pasididžiavimo jausmą Lietuvoje. Nereikia bijoti, kad tu esi karininkas ir tai yra, ir manau, kad tai yra Lietuvos elitas. Tikrai didžiulė garbė.